šiek tiek galime ir pasigirti. Esame vienuose turbūt iš geriausių sąlygų Vilniaus mieste, iš policijos komisariatų. Čia yra 2300 kvadratų skirtų policijos pareigūnams, darbo vietoms, kai kurie kabinetai mūsų sutvarkyti, užeikit, pasižiūrėkit, kaip dirbame, kaip slėpti neturime. Ką? Gintarai, palydėk žmonės, kas norės ir į pirmą aukštą, ten nenusigaskit biškį sienos apdaužytos, bet ten iš kitos pusės yra atvežami kiti žmonės, su kuriais mes privalome dirbti. Manytina, kad po kokių 3-4 metų mūsų čia nebus. Mes persikelsime jau į Vileišio 20 prie priešgaisrinės apsaugos biuro 6 komanda. Ten yra sklypas ir ten yra numatyta pastatyti policijos komisariatą. Galų gale tai bus pritaikytas policijos poreikiams, policijos komisariatas, susisiekimas tarsi neblogas, galų gale Vilniuje gyvename, bet ir matyt bus už 4 metų. Tai ko gero bus pats tipiškiausias ir geriausias policijos komisariatas visoje šalyje, kadangi bus statomas pagal naują projektą ir bus statomas, pavadinkime taip, kapitalistų. Valstybė parduoda kapitalistui viską, jis mums pastato. Mes prašom, kad pastatytų ir po to jisai mus prižiūri maždaug 25 metus gauna nuomą. Tai tikimės iš to tiksliai padaryti, kad jom būtų geriau ir mūsų sąlygos būtų dar geresnės. Tai gero darbo visiems, linkiu ir prašau, kolegė. Tai dabar paprašysiu Gintarą Mažintą, pirmą policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininką, papasakoti apie tai, ir iš tikrųjų saugu ten, kur jūs gyvenate. Nes šitas klausimas turbūt kiekvienam buvo pats svarbiausias, kai atėjote čia. Labai dažnai žmonės nežino ar nesuvokia tų pavojų, kurie yra šalia jų. Ir kiek žinau, ponas Mažintas yra pasiruošęs kalbėti ir apie nusikaltimus, kurie dažniausiai įvyksta, ir apie gatves, kurios yra šiek tiek pavojingesnės negu kitos. Tai kiekvienas stebėdamas jos skaidres galbūt rasite savo gatves ir išeisite su tam tikra informacija. Manau, kad jūsų klausimams galime pasilikti laiką po renginio. Turime kavos, turime saldainių, turime pareigūnus, kurie šiandien iš tikrųjų skiria laiką jums, atidėję visus kitus savo darbus, tai manau, kad daug ką galėsite aptarti ir perduodu žodį ponui Mažinui. Labą dieną, tikiuosi nesupyksit, kad aš dabar kalbėsiu sėdėdamas, kadangi kitaip neturiu galimybės perjunginėti kompiuterį. Ką aš norėčiau, ir jūs geriau matysite, ką aš norėčiau pirmiausia jums pasakyti. Trumpai apžvelgsiu kriminogeninę situaciją, bet apžvelgsiu tik tai nusikaltimus. Kitų administracinių teisės pažeidimų arba šiaip įvykių, dėl kurių nebuvo pradėtos jokios bylos, tai aš neapžvelgsiu. Vėliau taip pat keletą išrašų iš policijos protokolų pateiksiu. Jie nėra juokingi, tačiau jie atspindi pagrindinius žmonių kaip daromas klaidas, dėl kurių įvyksta nusikaltimai. Ir pačiam gale keli patarimai, kas yra svarbiausia. Ir labai tikiuosi, kad jūs mane išgirsit ir tai, ką išgirsit, perduosit savo sodų bendrijų kaimynams. Taigi, ar saugu mūsų soduose? Kaip matot, sodų bendrijų yra labai didžiulis skaičius ir aš kiek suprantu, registruose sukaupta kriminogeninė situacija ne visiškai atspindi tai, ar saugu jūsų bendrijose ar ne. Nes Verkiuose yra 77 sodų bendrijos ir įvykdyti 242 nusikaltimai praeitais metais. Antakalnyje yra tik tai 13 sodų bendrijų, kurios priklauso mūsų komisariatui, tačiau 172 įvykdyti nusikaltimai tai yra pakankamai daug. Dabar Antakalnis. Lygiai taip pat vagystės iš būto namo ir kitos vagystės sudaro didžiąją dalį. Tačiau tenai ir vyrauja lygiai tie patys kūno sužalojimai, chuliganizmai, tik jų yra šiek tiek mažiau. Paimsiu, sekantį skaidrę bus jau konkrečiai, jeigu jūs norėsite užsirašyti duomenis, aš paskui jums šitą galėsiu pateikti. Mano kontaktus turit. Pagal teritoriją Verkiuose
Daugiausia nusikaltimų padaryta Bajorų kelyje. Antroje vietoje Molėtų plentas, Kryžiokų sodų gatvė, Bajorų sodo gatvė. Nežinau dabar kiekvienas iš kokios esate sodo bendrijotės, bet galite pasižiūrėti, kiek nusikaltimų yra. Ar matot visi, ar turėčiau perskaityti? Matot. Gal šviesą prikeisim? Geriau? Atvirkščiai. Priekinė gal ten Tai labai gerai. Jeigu pamatėt šitas, dar rodau kitas gatves, kur yra šiek tiek mažiau. Ten buvo Visorių sodų gatvė prieš tai, dabar Visorių gatvė. Tai yra tiek nusikaltimų. Nekalbu apie įvykius, nes yra daug įvykių, kuriais kartais nepradedamas ikiteisminis tyrimas dėl įvairaus dalyko. Pavyzdžiui, jeigu nepilnamečiai nesulaukia 14 metų padaro nusikaltimus ir dėl arba turto dydis nesiekė 1 MGL. Galiu per kitos skaidrės? Bet iš kokį čia laikotarpį? Čia 13 metų. Tiek, kiek mes gavom, tiek, kiek pradėjom ikiteisminį tyrimą. Antakalnė, tai matot, Gvazdikų gatvė 13, Vinciūniškių sodo 8, Antavilių 6, Rudausių sodo 6, Smėlinės sodo 6. Ir visos kitos gatvės, kur yra sodose, yra po 3 arba po 2. Spėjat, galiu jums kitą skaidrę. Štai, visos kitos sodų bendrijos yra po 2. O tų, kurių čia gatvių nėra, tai yra padaryta tik tai po 1 nusikaltimą. Tai yra pradėta ikiteisminio tyrimų. Galiu per sekančias skaidrės. Ir išrašai iš protokolų. Kaip aš jau minėjau, daugiausiai vis dėlto pasitaiko vagysčių. Ir štai kodėl. Namelis buvo neužrakintas, nes prie namų buvo moteris, kuri ten gyvena. Logiškai, moteris išėjo paradėti savo daržų, per tą laiką nusikaltėliai paėmė ir apšvarino, kadangi namuose viduje nieko nebuvo. Rado apvoktą savo namą, patektą pro langą. Pateko pro langą Sokolinėme aukšte. Daugelis mūsų turim pirtis, iš tikrųjų sodose, arba turim rūsio kažkokias tai patalbas, ten yra maži langeliai, žinokit, vagis pro juos patenka. Iš automobilio pavogė krepšį su nešiojimo kompiuteriu, išplėštas navigatorius, audio sistema, visi nusikaltimai padaryti vienodu braižu. Tai yra bet kokiu įrankiu, ar tai būtų kirvės, ar tai būtų plaktukas, ar tai akmuo, išdaužtas langas, pastebėjus, kad ten yra kažkokie tai vertingi daiktai ir pavogti daiktai. Ir dar vienas man pusiau juokingas, tai yra, kur stogas ir langai įvykio metu buvo nuleisti, žmogus nuėjo tiesiog apsipirkti ir grįžęs per 3 minutės pastebėjo, kad iš jo pavogtas mobilaus ryšio telefonas iPhone 5. Tai yra pakankamai prabangus telefonas ir be abejo vagims tai yra pats didžiausias masalas, jeigu paliekamas automobiliai. Kai kurie netgi įsigudrina vagis atvažiavę į degalinės, nes iš tikrųjų degalinių irgi turim keliasdešimt atvejus. Kol žmogus eina, pavyzdžiui, ten, kur atsiskaitimas iš karto tom kortelėmis, kur automatinės degalinės. Ir vienas vagis užlaiko tiesiog tą, čia sakau, tiesiog kaip mechanizmas yra. Užlaiko tą žmogų ir kol jisai laukia, kad galės savo eilės prieiti. Kitas tuo metu, kadangi viskas atrakinta ir jeigu nėra šalia kitų pakeleivių, jau kažkokį tai daiktą iš automobilio pavagė. Kas labiausiai traukia vagis iš namų? Be abejo, pinigai ir papuošalai. Jeigu namuose jūs laikote, laikykite tikrai saugiose vietose, kadangi, jeigu aš neklystu, buvo atliktas tyrimas ir paaiškėjo, kad, Laura, gal pasakykit, kur vyrai dažniausiai laiko savo daiktus ir kur moteris, nes jūs tą tyrimą atlikot. Jo, ten yra pakankamai keistas iš tikrųjų modelis, kadangi tos vietos, kuriuose žmonės yra linkę slėpti daiktus, jos nesikeičia metai iš metų. Ir jeigu jūsų močiutė tam tikrose vietose slėpė savo brangenybės ar pinigus, tai tą patį darė ir jūsų mama ir tikėtina, kad tą darote ir jūs. Įdomiausia yra tai, kad skiriasi vietos, kuriuose daiktus slepia moteris ir vyrai. Kaip manot, kur daiktus slepia moteris? Taip, spintoj, po drabužiais, tarp drabužių, kažkur virtuviai su kruopom ar dar kažkur. Jūs čia gerai paminėjot, bet čia jau būtų plėšimas tuomet, jeigu būtent toj saugykloje ieškotų lėkščių. O kaip galvojat, kur vyrai deda viską, ką jie turi brangiausia?
Į moters Kalbam kišenę. apie namus, ta prasme. Prie ginklo. Po lovą, po pagaliu. Taip, po lovą. Po lovą tai yra vyrų slaptavietės ir kiekvienos susitikimo metu man pajokavo vienas iš dalyvių, sako, nu taip, vyrai viską, kas brangiausia, turi arba lovui, arba po ją. Tai dabar vėl perduodu ponui Mažinti. Tai va, nešiojamieji kompiuteriai, telefonai tai yra pati įdomiausia prekė, nes neslėpsiu, iš sodų namelių dažniausiai vagia žmonės priklausomi nuo narkotikų. Iš tikrųjų. Ir jiems yra nesvarbu šitą, ne tiek svarbu sekti ilgai tą namą, ar ne, ruoštis tam nusikaltimui. Visi vagys ruošiasi, bet narkomanai ruošiasi šiek tiek trumpiau, nes pas juos yra abstinencijos trumpesnis laikotarpis. Turbūt visi žinot, iki abstinencijos ir reikia kuo greičiau gauti tą dozę. Todėl vagia bet ką, net aš pasakiau, parašiau čia vaizdo garso techniką, kas tai yra labai populiaru. Sodo technika ir įrankiai netyčia arsit to rankinių plūgų arba traktoriuką žoliapėje paliksit, arba trimerį, nors jis tai iš tikrųjų jo vertė ten nedidelė, tai 150 ar 200, tarkim, jeigu dėvėtą parduot. Tačiau narkomanui tai užtenka dozės ir tai pamatys tą daiktą ir iš karto pavogs. Rankinės krepšiai be abejo čia automobiliuose svarbiausia, automobilių navigacijos, magnetovos ir parkavimo sistemos. Kai vagia parktronikų, žinokit, visur, tai yra jų labai daug, kadangi tai yra pakankamai brangus dalykas ir aš įsivaizduoju, ir ne tik įsivaizduoju, bet vagis turi savo tam tikrus punktus, kuriuos mes tekėm išaiškinti, kurie supirkinėja, kurie priduoda tas prekes. Todėl tai yra pakankamai paklausi prekė ir labai greit už ją galima gauti pinigų. Kaip sako? Dviračių nevagia? Dviračius vagia, bet aš čia dabar daugiau aptariau, kas iš sodų namų ir iš automobilių. O be abejo, dviračių vagystės yra labai svarbu. Ir dabar aš noriu tiesą noriu pasakyti, narkomanai vagia viską, pradedant aliumininiais senais, jeigu turi tos rusiškus samobarus vadinamus, tai žinokit, kad jie bus išnešti, nes už jos kažkokį supirktų metalo gaus 4 ar 5 litus, 20 tokių samovarų, bet ir viena dozė išeina. Keli patarimai, man labai gaila, kad šiandien yra kriminalinės policijos pirmojo poskyrio vadovas, jis šiuo metu dirba iš tikrųjų ir negalėjo atvykti. Jis yra įrašęs labai puikius patarimus, juos galėtumėt rasti kol kas Facebook tik tai tinklapį Saugios kaimynystės grupė asociacija, ten yra įdėti ir mano patarimai, ir kas labai tikrai įdomu kriminalinės policijos vadovo patarimai, kaip apsisaugoti būtent nuo vagysčių iš butų. Ir iš tikrųjų, daugam galbūt atrodo, kad tai yra smulkmena, bet nufotografuokite visus vertingus daiktus, kuriuos turit sodo nameliuose, ar būtuose, ar pas save ir Vilniuje, kur gyvena. Kadangi, jeigu įvyks vagystė, jums bus labai sunku aprašyti ir apibūdinti tą daiktą. Jeigu daiktas bus nufotografuotas ir pas jūs netgi bute kažkur tai paslėptas, vagiui net nekils noras paimti kažkokios nuotraukas, ten bus visiškai neįdomu. O policijai tai bus žymiai paprasčiau atpažinti, kai sulaikysim tos vagis. Anksčiau ar vėliau 80% vagių įkliūna, tik tai ne visus epizodus pasiseka įrodyti teisme, bet 80% vagių įkliūna. Ir tada mes, tarkim, dabar iš čia sėdinčių pavogti 5 vienodos markės mobilieji telefonai. Suradom 2 telefonus. Kam priklauso? Be abejo, bandysim nustatyti e-mail, o jeigu, pavyzdžiui, bus vienodi dviračiai ir nebus jie pažymėti ir mes neseksim identifikavimo jų numerių, bus labai sudėtingai ir jums patiems atskirti, ar čia mano telefonas, jeigu, tarkim, bus kortelė ir ištrinti visi adresai, ar ne, ką jūs ten buvot sukaupę. Ir mums bus pakankamai sudėtinga jums grąžinti. Todėl nieko jums nekainuoja, nusifotografuokit, išsispausinkit, laikykit kažkokioj laikmenoj arba geriausia popieriniam variantui. Ir jeigu įvyktų vagystė, iš karto pateikit atvykusiam kriminalinės policijos pareigūnui. Šiek tiek vienas pavyzdys, aš labai atsiprašau. Mes paėmėme tašką vadinamą, radome 27 dviračius, pavogtus. 25 dviračiai priduoti į saugyklą saugoti, kadangi pagal mūsų duomenų bazės žmonės negalėjo, apibūdinti, matyti, mes negalėjome, ir policijos komisariatų pareigūnai nepaskelbė paieškų šitam dviračiams. Ir neįmanoma nustatyti savininkų, nors galbūt žmonės ir kreipės. O va tos nuotraukos būtų daug ką padėję. 25
Dviračiai Buivydiškių 19 stovi. Laukia, kai žmonės kažkas tai įdėta tinklalapį policijos yra jie, gal kažkas atsiras. 2 buvo rasti vien dėl to, kad jų buvo paskelbtos paieškos, nes žmonės turėjo dviračių įsigijimo dokumentus, kuriuos jie parašyti numeriai, visą kitą aprašą. Tai įsivaizduokit, 25 savininkai negali atgauti savo daiktų, nors jie yra surasti. Ir tie 25 dviračiai negalime juos laikyti, kad tai yra pavogti, nes nėra galbūt ir užregistruotos tos vagystės. Tai vadinasi, vagis bus patraukti atsakomybėn tik tai už 2 dviračių vagystės, o už 25 išvengs bausmės. Pažymėkit vertingus daiktus policijai. Realiai galima pažymėti 24 valandas per parą mūsų patalpose. Tačiau kartais mes darom išvažiuojamąsias sesijas, vadinkim taip, ir jeigu jums bus, iš tikrųjų, jeigu mes su jumis susidraugausim, susibendrausim, jums patiks tai, ką mes norim padaryti ir kaip mes norim su jumis kartu kurti saugią aplinką, mes galėsim padaryti ir išvažiuojamą į tokį renginį, kurio metu jūsų vertingus daiktus pažymėsim ir trauksim į policijos registrus. Ir iš tikrųjų tai labai dažnai padeda. Dabar dar vienas. Grotomis apsaugoti ne tik pagrindinius langus, bet ir pirčių langelius ir panašiai. Pastebėjome, kad daugelis žmonių grotomis aptveria viršutinius ir pagrindinius langus, nes mano, kad vagys pateks po juos. O apatinius į rūsį ir į pirtį, tai yra dažniausiai langelius. O kadangi ten aš nežinau, greičiausiai tik labai liepnas gali žmogus pralysti arba paauglys. Tokius langelius palieka be apsaugos. Tai yra viena iš pagrindinių vagysčių, kaip pasakyt, patekimo būdų ir tikrai, jeigu jau grotuojat visus langelius, nepamirškit ir to. Nepalinkite vertingų daiktų automobiliuose, tai čia viskas aišku. Paliksite telefoną, už 5 minučių ateisit, žinokit, ir ypač jeigu paliekat ten, kur yra žmonių susibūrimo vietos, tai yra bet koks prekybos centras, bet koks, tai žinokit, kad jeigu paliksit, labai didelė tikimybė, kad nerasite ir rasite išdaužtą langą. Nepalikite atrakintų durų, net jei esate šalia namo, sakiau, kodėl, nes taip labai dažnai būna. Ir įrenkite bet kokias apsaugos sistemas. Iš tikrųjų, apie apsaugos sistemas daugelis vaizdo kameras įrengia, daugelis turi vietinės garso sistemas. Tai yra, pavyzdžiui, labai geras ir atbaidantis dalykas, jeigu, aš nežinau, ar matėte vieną tokį filmą apie laivų statytojus ir ten buvo nurašyta viena laivo sirena ir žmogus, kad sutaupyt, ją nupirko ir pastatė pas tave prie buto durų. Tai žinokit, kai vagis atėjo ir sukaukė tą laivą sirena, tai taip, atvažiavo greitoji pagalba ir susirinko tą žmogų, nes ten visus būgnelius išplėšė. Aš aišku, taip nesiūlau, bet tai yra labai didelė psichinė tokia priemonė, prievartas. Ir vagis išsigąsta, nes iš kur žino, tai gali net nebūti ta sujungta su apsaugos kažkokia tai tarnyba. Tai gali būti paprasčiausiai ir kaimynai išgirs, iš tikrųjų sodose pas jūs daug kaimynų šalia, ne vienkiemiai. Ir labai atbaidant. Tai čia patys turėtumėt pasitarti ir pagalvoti, o tai aš išdalinau jums anketas, jūs nesate vieni sodose, jūs turit savo sodose kaimynus, su kuriais galite bet kada prie arbatos pasišnekėti ir pasakyti, va pas mus įvyko, kaip mažintas sakė, 36 nusikaltimai arba ten mažiau. Galbūt mums vertėtų įsirengti. Jeigu vienas žmogus rengsitės vaizdo kamerą, tai jums kainuos pasakiškus pinigus. Jeigu rengsitės 50 ar 100, tai ir įmonės jums taikys tas nuolaidas ir kaip reikės pasižiūrėti, kiek jūs galite tam skirti. Jeigu negalite skirti pinigų vaizdo kameroms, galbūt įsirenkit vietinės tas garsinės. Jos labai padeda, labai atbaido. Ir bent jau nemiegantis kažkam iš 50 žmonių naktį arba dirbs prie kompiuterio, arba šiaip nesimėgos, tai išgirs, ateis, pasižiūrės arba paskambins policijai. Ir ką mūsų kriminalinės policijos vadovas sakė? Apsidrauskite. Tai iš tikrųjų, ir jis būtent tą pabrėžė, kad tai padės susigrąžinti tai dalį pinigų. Tas pagrindinis nuostolis, kai ateini ir pamatai, kad kažkas po jūsų daiktų šmirinėja, tai yra toks nemalonus jausmas, aš pats esu jį patyręs. Bet bent jau kažkokia dalis pinigų bus jums kompensuota, tikrai didesnio nuostolio išvengsi. Dabar aš šiek tiek apie saugią kaiminystę, būdamas Balsių susitikime lygiai taip pat minėjau šitas 2 sodo bendrijas. Jos yra sudariusios su mumis sutartį berods Selina prieš 3 ar 4 metus, tai buvo vienas iš pirmųjų. Aš asmeniškai tiksliai nežinau, kaip jie dabar vykdo tą veiklą, tačiau
Vat patys pasižiūrėkite. Veikloje Žuvėdra 2 dalyvauja 20 sodininkų, užregistruotas tai vienas nusikaltimas praeitais metais. Aš nekalbu, administracinių pažeidimų be abejo būna. Ir triukšmas, ir automobilių statymas, ir ypač labai aktualu, turbūt kolega iš priešgaisrinės tarnybos pašnekės, kad atliekos yra deginamos, dėl to iškvietimų būna. Ir Sodžius 4, Kryžiokų 5 gatvėje irgi nei vieno nusikaltimo neužregistruota, ir tik tai 3 administraciniai teisės pažeidimai. O veikloje dalyvauja 30 sodininkų. Tai vat iškart norėčiau, tie, kas yra su mumis sudarę sutartis, mes veiklą vykdom ir mes žadėjom šiais metais pasirašyti planus. Tai lauksiu iš tikrųjų dar kartą užpilant šitos anketos, nes pagal tas anketas mes ir numatysim planus šiems, kitiems metams, galim kokiam 3 metams į priekį, žiūrint kaip kis nusikaltimų pobūdis. Su kitų visų bendrijų atstovus siūlom įsteigti saugios kaimynystės grupės, surasti visų pirma lyderius. Iš tikrųjų, lyderiai tai yra tie aktyvūs kaimynai, kuriems yra svarbu, ar aplinka yra saugi ar nesaugi. Be abejo, tarp jūsų kaimynų gali atsirasti ir alkoholikų, ir kokių tik tai nori. Tai tokių siūlau pačioj pradžioje į saugią kaimynystę netraukti ir jiems informacijos ir ypač tos vertingų patarimų neteikti. Mes pas jūs sudarę saugios kaimynystės sutartis, galėsime apsilankyti ir plačiau išaiškinti, kaip reikia pradėti ją kurti, ką turit daryti patys, ką gali jums padėti kitos institucijos, ir policija, ir savivalda, ir visos kitos institucijos. Bet pirmiausia, turit pradėti išsirinkti savo koordinatorius. Koordinatorius tai vienas iš lyderių. Jūs galite būti keliese, tačiau policijai geriau bendrauti su vienu žmogumi, negu iš karto su 50. Būkim tikrai sąžiningi. Ir racionalus policininkai iš karto su 50 žmonių negali bendrauti, jiems geriau pakalbėti su vienu arba su dviem ir kas svarbiausia su aktyvistais. Turėkite kaimynų mobilių telefonų sąrašus. Dabar analogiai išvesiu, policininkai turi pavojų sušaukimo schemą. Tarkim, mūsų komisariate dirba 185 policininkai. Ir įvykus ekstra atveju kažkokiam, ar ne, kai, tarkim, dingsta vaikas, reikia staigiai surasti, pavyzdžiui, pasiklydęs, būtų absurdas, jeigu vienas vadovas skambintų 185 asmenims. Todėl mes turim pasidarę savo sušaukimo schemas, tai yra keletas įvairio lygio vadovai, tai yra 10, turi maždaug po 5 žmonės, kuriems galima pasiskambinti, ir įvykus tokiam ekstra atveju mes iš karto turim skambutis draugui, tai yra pagalba. Ir jūs iš tikrųjų bendraudami su kaimynais turit žinoti, kuris galite kuo padėti. Vienas žmogus yra jaunas, fiziškai stiprus, antras galbūt sodo bendrijai yra policininkas, kuris irgi žinos, ką veikti, ir trečias gal yra ar valstybės tarnautojas, ar kažkoks pareigūnas atsargoje, ar karys, ar šaulys. Turi pas jūs būti tokių žmonių ir iš tikrųjų, bet dažniausiai yra. Tai va čia yra koordinatoriai, įvyks kažkokias susitikimas, nebūtinai, tarkim, išgirdus kažkokį tai, tarkim, triukšmą ar ne, petardų sproginėjimą reikia skambinti policijai. Iš tikrųjų, jeigu turit keletą kaimynų, aš pats taip darau su saugios kaimynystės grupės, sukūręs Fabijoniškėse. Man yra žymiai lengviau, nes mes esam keli policininkai 5 namuose. Tai iš tikrųjų mes pamatom kažkokį tai pažeidimą, susiskambinam, per porą minučių išlėkiam į lauką ir jeigu iš tikrųjų tai pamatom, kad tai yra pažeidimas, net įtartiną automobilį pamatom, kuris stovi, mes pagalvojam, kad tai stebi aplinką, kad tai gali būti narkomanai ir tai dažnai pasitvirtina. Mes išeinam, pasižiūrim, patikrinam. Aš aišku turiu dar vokiečių aviganį, kad tai būtų stipresnis psichikos, irgi toks psichinis veiksnys ir mes policijos nekviečiam. 13 metais ten, kur aš gyvenu, 5 namuose, įvykdėte tik tai viena smulki vagystė iš šalia esančios parduotuvės. Daugiau kitokių nusikaltimų nebuvo. Ta patį linkiu ir jums. Organizuokite vietinį patrulių. Dabar tai nereiškia, kad jūs turite patruliuoti. Kaip man pasakojo generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požila, jis irgi yra sukūręs saugios kaimynystės grupę, jie turėjo tokią problemą, kad teritorijoje visą laiką buvo kažkas grafiti paišytojai apipiešdavo po nakties sienas. Ir ką? Be abejo, policija atvažiuoja, nufotografuoja, pradeda tyrimą, pradeda ieškoti, tarkim, tų nusikaltėlių, bet policijos patrulių ten nepastatysi. Ir ką? Saugios kaimynystės grupė, kuri jungia berods 80 žmonių, vyrukai susiorganizavo savo tą naktinį stebėjimą. Tai nėra tas patruliavimas visą naktį, bet tai yra stebėjimas. Išsirinko savo vietas, vienas žiūri prie lamo, kur ten išeina tos sienos, kur dažniausiai terliojamos, kiti vaikščiojo šalia tvorą, taip, kas valandą išeidami. Ir jie per savaitę pagavo tos
kiek aš, jeigu teisingai atsimenu, nepilnamečius aktyvistus, kurie dailininkais norės būti užaugę. Tai va. Ir po to šitokie pažeidimai baigėsi. Fiksuokite nepažįstamus automobilius, žmonės ir bet ką įtartina. Dabar apie tą fiksavimą. Jeigu pamatot svetimą automobilį, prie kaimyno ar kažkur, užsirašykite tiesiog numerį ir kada laiką, kas buvo atvažiavęs. Nedaug dievė tuo metu būtų įvykdytas kažkoks nusikaltimas, jūs vėliau apie jį sužinosit, kaimynas aišku pasakys. Jūs turėsite jau kažką tai, ką galėsit perduoti policijai ir kas galės atsekti. Jeigu pamatote irgi kažkokius įsektinus žmonės, kurie pas jūs šmirinėja ten kieme kažko, apsimeta kartais daug ko. Ir elektrikais ir ko nori gali apsimesti, o iš tikrųjų ateina pasižiūrėti, kur pas jūs gyvenami namai, kur negyvenami. Maždaug stebi, kada išvažiuoja žmonės, kada ne. Tai jeigu jūs netgi fotografuosit ir turėsit, fotografavau šiandien tą ir tą. Ir tokią informaciją mums paprašus pateiksit, mums iš tikrųjų bus lengviau išaiškinti nusikaltėlius ir jūs jau dalyvausit mūsų pilietiškiausio piliečio konkurse. Yra toks konkursas, mes kiekvienais metais vertingomis duomenimis skatinam žmonės, kurie padeda mums išaiškinti nusikaltimus. Ir suteikite informaciją apylinkės inspektoriui. Dabar, kai mes, jeigu jūs tapsit saugios kaiminystės grupėmis ir sudarysit su mumis sutartį, mes prašysim, kad tokią informaciją jūs teiktumėte apylinkės inspektoriui, kuris ją vėliau apdoros. Jeigu tai bus vertinga informacija, mes ją pasinaudosim. Jeigu kartais, kad iš tikrųjų buvo giminaitis atvažiavęs pas kažką aplankyti ir kitas automobilis, tai tą informaciją mes išmesim. Bet šitoje vertinga informacija yra mums labai svarbi ir mes prašysim būti aktyviems ir mums ateikti. Nebijokit pateikti daugiau informacijos. Jeigu teikti tokią informaciją norėtumėt 112 skambindami, tai iš tikrųjų apsunkintumėt darbą ir taip virš 300 000 skambučių yra nepasitvirtinančių, bet jeigu teiksite elektroniniu paštu, tai iš tikrųjų mes sisteminsim reguliariai ir pasižiūrėsim. Jeigu toj teritorijoje tą dieną įvyko nusikaltimas, mes be abejo atkreipsim dėmesį ir galbūt tai padės išaiškinti nusikaltimą. Ir įvykus nusikaltimui kreipkitės į policiją ir padėjau daugtašį ir į kaimyną. Dabar vėl grįžtu prie to paties. Kodėl reikia kreiptis į kaimynus? Vėl pas jūs sodo bendrijose gyvena nuo 50 iki 100 gyventojų. Tyrėjas iš tikrųjų neapklaustų 50 arba 100 gyventojų, tirdamas nusikaltimą, ar jie kažką matė. Iš tikrųjų tai yra nerealu ir labai didelės laiko sąnaudos sunaudojimas. Ir dažniausiai apklausite tos žmonės, kurie gyvena šalia jūsų, arba tos, kurios jūs nurodysite. O štai jeigu jūs pats po to, kai įvyko nusikaltimas, nueisit ir apsiklausinėsit kaimynus 100 metrų, 200 metrų su gyvenančius, gal iš tikrųjų kas nors matė, gal iš vakaro kažką pastebėjo. Tai yra labai svarbu ir turi kreiptis. Man prieš 4 metus išlaužė irgi namą, pavogė sodo techniką, visą inventorių, kurį turėjau. Kadangi tai yra kaimo vietovių Utenos rajonas, apvažiavau visus kaimynus 3 km spindulių. Ir ką jūs manot? Jie man pasakė, galėjo padaryti šitie, galėjo padaryti šitie, galėjo padaryti šitie. 3 išvardino įtarimuosius, pas vieną iš jų, jau ten 3 broliai, mes atvažiavome ir radom su mano trimeriu pjaunantį žolę. Beliko tik tai sulaikyti, bet viską man pasakė būtent kaimynai. Tai va, tiek aš jums norėjau papasakoti. Iš tikrųjų, dar kartą pasakysiu, jeigu norite išklausyti gerų patarimų, kurie yra įrašyti, tai yra kol kas tik tai Facebook'e Saugios kaiminystės grupė asociacija, kurioje mes darėm interviu, kurie parašė, ir iš tikrųjų ten rasit ir galėsit savo kaimynams parodyti. Jūs dabar klausimą norėjot? Taip, kadangi pusiau diskusija. Tai klausimas dėl to fotografavimo, taip, tų įtartinų automobilių. Taip. Tai ar nepažeisiu aš fotografuodamas jų teisių? Jeigu jūs fotografuojat viešoje vietoje, jokios teisės nebus pažeidžiamas. Gatvė vieša vietoje? Taip, gatvė yra vieša vieta. Yra skirtumas. Fotografuoti jūs galite visur vaikščioti. Pas mus pačiai yra ne vieša vieta. Tai yra valstybės dabar įstaiga, jūs esat viduje. O už jos tai yra vieša vieta ir jūs galite fotografuoti mūsų komisariatą iš gatvės. Kiek tik tai jums patinka. Klausimas tik tame, kur jūs panaudosit tą vaizdo medžiagą. Jeigu jūs įkelsit kažkur, tai irgi tą patį Facebook, arba į Twitterį, arba į YouTube, tai be abejo jau pažeisite kitų žmonių teisės. Bet jeigu jūs tik laikysite savo ir pateiksite tik tai policijai pareikalavus, tai jūs būsite aktyvus ir pilietiškas pilietis žmogus, o ne kažkoks pažeidėjas.
Kitas klausimas yra su filmavimu, kai įrengamos vaizdo kameros. Tam ryšių reguliavimo tarnyba išduoda leidimą. Jeigu jūs norėsite jas įrengti, tai tos firmos, kurios įrenginėja, jums pasakys, kur gali tos vaizdo kameros būti nukreiptos. Tai, o kitus klausimus gal vėliau. Gerai? Aš atsiprašau, bet aš norėjau pasakyti tokį vieną dalyką. Pasidalinti patyrimų trumpai. Kaip jūs pasakote, apsisaugoti. Mano namelė viršū yra toks mažas langelis. Naktį nesakysiu, kur atsikėliau nueiti. Staiga girdžiu priešliaužį prie kaimynų statybų, žiūriu tokią mašiną. Aš stebiu per langelį. Žiūriu, išlipo 3 vyrai ir nuėjo į statybą ir kažką neša. O aš turiu tokį seną, atsiprašau, dar tarybinį laikų, policininko švilpuko kažkas jau kai jis padovanojo. Aš per vieną langą sušvilpiu, per kitą langą sušvilpiu. Ką jūs manot, bėgte visi sulindo į mašiną ir dingo. Na, kaip šauniai. Vat kaip paprastai galima kažką padaryti. Nu, labai šaunus pastebėjimas, kad taip visi darytų. Ačiū Jums. Tai dabar norėsiu pakviesti, priminti visus svarbiausius dalykus. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos prevencinės veiklos poskyrio vyresnį inspektorių Rimą Girdzijauską. Labą dieną. Dėl grotų norėjau pasakyti, aš šiek tiek iš savo pusės, iš gaisrinės pusės. Aišku, grotos dėl turto apsaugomą, tai aišku, jos padėtų, bet, sakysim, gaisro atveju tai yra problema. Patys įsivaizduoja. Jūs įrengia tikrai nors grotas, gaisro atveju lieka tik kalinti. Tai toks patarimas įrengti rakinamas. Grotas iš vidaus, sakysim, kad būtų galima langą atidaręs, iš vidaus, sakysim, iš patalpos atrakinti, jeigu reiktų išjūti. Tai toks trumpas pastebėjimas. Dabar mano pranešimas čia bus apie gaisrų priežastis, aišku, aktualu, ką atkreipdėmės ir priežastis, nuotraukų. Pats dirbau gaisrinėje per daugiau nei 20 metų. Iš jų trečdalį tyriau gaisrų, čia bus ir nuotraukų visko, žodžiu. Pagrindinės tokios priežastis, tai čia tokios, sakysim, nuo žmogaus nepriklauso. Aišku, apie padegimus nekalbėsiu. Tai gal jums metus nepradėsiu. Tai viena iš tų tokių priežasčių yra, sakysim, reiškia netvarkingi dūmtraukiai. Čia matot nuotraukos, reiškia, iš gaisrų, čia apatiniai kairiai nuotraukai matomas. Vienas dūmtraukis kaip ir tvarkingas, kitas apgriuvęs, reiškia. Namas 2 dalių, reiškia, vienas žmogus tvarkosi, kitas ne. Na, aišku, patarimas toks apsidrausti. Sakysim, savo turtą, nes gaisro atveju gali būti va taip, kaip viršutiniai nuotraukai. Reiškia, kaip išvengti gaisro? Tai tiesiog paprasčiausiai prieš kūrenimo sezoną apžiūrėti savo, sakysim, pečių, apžiūrėti dūmtraukį. Apibrėžta raudonai mato, tai yra, reiškia, sutvarkytas kaminas pats. Paprasčiausiai molio ir smėlio skiedinio. Viena dalis molio, 5 dalis smėlio, puikiausiai veikia. Labai gerai jisai suaušta ir neskilinėja. Tai va, labai paprastas dalykas susitvarkyti dūmtraukį. Prieš kūrenimo sezoną irgi svarbu prasivalyti šiek tiek. Reiškia, galima, aišku, pageidautume mechaniškai, bet yra ir chemijos visokios, pirkti, sakysim, prekybos centruose. Kita priežastis - netvarkingos krosnys. Nu, šiuo atveju čia grinai gaisras kilo šitoje vietoje užsikūrus degiai medžiagai, degiai apdailai. Tai va, išplito, mato, toks išplitimas yra. Irgi grinai buvo plyšys, temperatūros, reiškia, senelė buvo veikiama ir vyko užsidegimas. Matot irgi tokią krosninę kokią, atkiušusią, bet tvarkinga, vėl taip pat, reiškia. Plyšiai užsandarinti tuo pačiu molio smėlio, to skiedinio. Apačioje, reiškia, nedegus laksas turi būti paklotas. Va. Jeigu iš pakuros iškristų žaryje, reiškia, kad degios grindys neužsidėtų. Aš čia tai truputėlį greitai dėl laiko, tai trumpai. Kita netvarkinga elektros instaliacija. Kaip ir čia galima taikyti taip pat ir sodų namuose, nes iš tikrųjų tie patys pečiai, ta pati elektros instaliacija, viskas tas pats, kaip sakant.
Šiuo atveju apibrėžti saugikliai, būtent dėl tokio vadinamo liaudies žučioko, ten reiškia, elektros instaliacija neatlaikė perkrovų ir faktorių turim pasiekmes. Tiesiog čia yra pavyzdžiai, kad ką galima, reiškia, naudoti tiesiog standartinius saugiklius. Jeigu turite dar seno tipo saugiklius, tokius su tirptukais, tai jų negalima antrą kartą naudoti, kadangi viduje jau sudega tas laidas, reiškia, viduje, ir jį reikia pakeisti naujų. Šiaip yra, rusiški būna, kinietiški tokie, bet jau atitinka standartus, tai galima naudoti šitos įvykus perkrovai ar kažkokiam, tai, sakysim, trumpam jungimui, netyčiniam kokiam, reiškia, jisai šauna, po tai vėl galima jungti ir puikiausiai, reiškia, vienkartinį naudojimą. Toliau, kita, reiškia, tokia, kaip pasakyti, iš tų priežasčių instaliacijų dėl gaisrų yra elektroterminiai kaitimai. Čia yra paskirstymo dėžutėse, kad įsivaizduotumėt, kaip turėtų būti sujungti laidai. Suvirinimas, presavimas, litavimas, jau čia yra specialios jungtis. Dabar šitie 3 būdai retai taikomi yra dideliuose objektuose, kur yra gamyba ir sakysim, didelės srovės. Buityje, namuose paprastai sujunginėja tokiam kalaidėliam. Šitas būdas yra teisingas, dėl ko reikia naudotas būtent jungtis arba presuot, nes kai matot, kur susukti laidai, reiškia įvykus, sakysim, apkrovai, reiškia šiluma, laidai plečiasi, išjungus apkrovą, laidai traukiasi. Ir susidaro mikrotarpelis. Ir veikiant ant drėgmei, reiškia, pasidengia tas tarpelis tarp to susukimo, tokia, kaip anglies, tokia, reiškia, plėvelė. Tokiu būdu prasideda šilimas. Jeigu jau turim šilimą, tai jau tas vadinamas elektroterminis kaitimas, į ką saugiklis nereaguoja. Kaip pavyzdys, jeigu turite saugiklį kokį 16 amperų, pajungiat prietaisą kilovato ir pas jūs instaliacinė bendra apkrova neviršyje to 16 amperų, kad suveiktų saugiklis, jis puikiausiai veiks ir pas jūs paskirstymo dėžutėje puikiausiai ten vyks visi kaitimai. Tas pats yra ir rozetės. Tai toks patarimas grinai, pavyzdžiui, rozetė kartą bent jau į keletą metų atsukti tiesiog tą dangtelę ir pavaržyti, reiškia, visus laidus ir skydelėse, kur prieinat su atsuktuvų. Negalit patys, elektriką gali pasikviesti, o šiaip rozetė signalizuoja, sakysim, visos beveik baltos rozetės būna. Ištraukite kištuką ir matot, jeigu yra patamsėjimai aplink tas skylutės, parudavimai, tai žinokit, kad jau ten šyla. Reiškia, reikia arba bandyti rozetę ar pakeisti, arba ieškoti priežasties, gal tiesiog laidas yra atsileidęs. Taip, toliau, beveik pusė gaisrų, būtent yra neatsargus elgesys su ugnimi rūkymas. Čia, žodžiu, tiesiog žmonės pageria ir pradeda, reiškia, rūkyti lovoj. Ne vienas toks atvejis buvo, kai randam, reiškia, gulinti lovą, tiesiog net būna, čia tai apdegęs būtas, atrūkęs, nuotraukai matosi, bet tiesiog būna išdega mažas lopinėlis lovos, užtenka žmogui pakvėpuotais dūmais ir jisai tiesiog užtraukia. Girtas žmogus nekontroliuoja realiai nuo cigaretės, iš tikrųjų jam iš rankų net iškrenta, jis gali net jos nepastebėti rūkydamas. Aišku, nerūkyti lovai svarbu, ypač išgerus. Neiti su cigaretėm į sandėliukus, į daržinės, žodžiu, ir visą kitą, žodžiu, stengtis, kad jeigu ten lauke rūkoriai geriausiai rūkytų, arba gesinti peleninę ir šitą mesti į kibirą metalinį. Dujiniai renginiai. Reiškia, daug kas soduose turi plyteles, ne vien soduose, bet sakysim, neturi privestų dujų, tai maisto ruošimui naudoja propano butano 500 litrų tos balionus, mažesnius naudoja. Pagrindinė priežastis tai būna žarnų nepasižiūri, dujų žarnų, reiškia, nutekėjimas, jos skilinėja, ypatingai senos rusiškos,
naujos, dabar tos yra silikonio pagrindo armuotas, reiškia jos geriau laiko šiek tiek, ir nėra tokios brangios. Ir dar kitas dalykas, šitoje vietoje, kai keičiat balioną, yra tokia tarpinė. Žinote, ne, kas turi tos skystų naftos dujų. Tai reiškia, ta tarpinė vienam kartui. Itališkas reduktorius, rusiškas reduktorius, kinietiškas reduktorius, nėra skirtumo. Itališki, kinietiški reduktoriai eina su dabar tom guminiam tarpinėliam, bet jos vis tiek reiškia, kaip pasakyti, į komplektaciją. Tai galvojau, vieną kartą prisukau, tai prisuksiu ir antrą kartą. Nieko panašaus. Keičiam balioną, keičiam tarpinį. Tai va, tokios dvi pagrindinės būna priežastis, dėl ko suskystinti. Mašinų, pavyzdžiui, šiuo atveju, tiesiog įvyko per reduktorių nuotėkis, audinio pačioje deganti. Ir aišku, patarimas toks, jeigu pajutot mašinai dujų kvapą, kas su dujom važinė, nu dabar mažai kas su dujom, dizelį daugiau, reiškia tiesiog paimti, sustoti, užsukti balioną. Užsukti balioną ir pravėdinti mašiną tol, reiškia, kol nesijaus dujų kvapą. Tai vienas dalykas. O jeigu yra sudėtinga tai padaryti ir, sakysim, negalit važiuoti, pavyzdžiui, nevažiuoja benzinu, tai užsukti dujų balioną ir atjungti akumuliatorių. Nu, reiškia, ta prasme, jeigu prie baliono prieigos nėra būna, reiškia, tada tiesiog atjungti akumuliatorių, kad nesukelt kibirkšties. Ir kas yra labai svarbu, reiškia, balioninių įrenginių negalima naudoti žemiau žemės lygio, sakysim, rūsiuose, nes propanas, butanas yra sunkesnis už orą, jisai kaupiasi, reiškia, pažeme. Prieš gal dabar jau 3 ar 4 jau tas metus, nepasakysiu tiksliai kuriais metais, Lvovo gatvėje buvo sprogimas, kai kiniečių restorane atidarinėjo duris, reiškia, buvo dujų nuotėkis. Atidarant duris, susimaišė dujos su oro, dėl elektrostatinės iškrovos įvyko sprogimas. Elektrostatinė iškrova bet kas gali būti, sintetiniai rūbai. Ypatingai moteriškės mėgsta, nu, aišku, kojinės visą kitą, bet tai yra rimtas dalykas. Tai, kaip sako, einant pasikrauna, reiškia, krūviais ir nusižeminant, kai būna išlipat iš mašinos, ne, į kerpą būna, reiškia, į duris pirštai. Lygiai tas pats atidarinėja duris, reiškia, pagauna tą vietą, kai eina jau į žemę, kibirkštis, jeigu yra mišinys, viskas, sprogimas, piezo, žiebtuvėlis, kas rūpa. Paspaudžia, tokiu principu veikia. Tai va, reiškia, svarbu, kad dujiniai būtent tie įrenginiai būtų aukščiau, sakysim, žemės, būtų pakelti, kad, reiškia, išsivedintų, nes jie pažeme eina pasvai. Reta, bet, reiškia, žaibai yra toks dalykas. Kiekvienais metais po vieną kitą gaisrą mestelį, ypatingai atvirose teritorijose, rajone, tai paprasčiausiai žaibolaidos. Tiesiog, reiškia, jeigu pastatas yra aukštesnėje vietoje, atviras, toliau nuo lapuočių medžių, ir jau įsirem žaibolaidį, aišku, vertinant grunto savitą varžą, reikia kokybiškai tą padaryti žeminimą, kadangi blogas žaibolaidis tik tai gali daugiau pritraukti, kaip sakant, bėdos pridaryti. Tai arba geriau jisai geras, arba jo visai ne, kaip praktika tokia. Jeigu turite kažkokių lapuočių šalia, tai jau tada, arba jeigu dar žaibolaidį, tai iš tikrųjų gerai daryti, arba geriau visai nedaryti, nes lapuotis iš tikrųjų medžiai, sakysim, daržai, klevai nutraukia. Reiškia, kadangi yra labai sultingi, kiek ten beržas iš mokyklos per 100 litrų per parą pervarojo skysčio, ne, kažkur tai. Ir tai reiškia, jisai iš principo gali tarnauti kaip geras žaibolaidis. Vėlgi, žaibuojant, nestovėti po medžiu, kad negautumėt tos vadinamas žingsnio įtampos. Jeigu visgi žaibuoja, tai geriausia eiti labai mažai žingsniukais, arba jau stovėti toliau nuo medžio per tiek maždaug per jo visą aukštį ir ant vienos kojos tiksėti. Jokingai atrodo, bet jūs tokių žaibavimo metu, reiškia, negausite, kaip sakant, iškrovų.
nepakomentuosiu. Žolės deginimas. Tai vat irgi, reiškia, tokia kiekvienais metais problema. Čia nuotraukos tos dvi, viena apibrėžta, ten iš namų kas liko, čia kas liko iš lauko virtuvėlės. Buvo deginama žolė, šeimininkai norėjo apsišvarinti teritoriją tingėdami, matosi, nu, reiškia, kaip sakant, pasišvarint su ugnim, vėjas pasikeitė, nuėjo į tą pusę ir baigėsi. Jeigu iš tikrųjų turi, aišku, gal kas turite kažkur tai sodose, gal taip nebūna, bet rajone kažkokių tai, ar kažkur tai sodybos, tai patarimas paprasčiausiai, tiesiog apie savo teritoriją apsiarti kokį 5 metrų juostą, jeigu įmanoma tokį. Apsiėrė ir viskas, jeigu, sakysim, dega, reiškia, ten žolė, problematiška kažkokia teritorija būna, degina žmonės, tai kad, sakykime, neužkurt jūsų, jūs tiesiog ugnis leis ir jinai paprasčiausiai sustos, nebus iki persė. Nu tai, vat, reiškia, patarimas nedegint žolės ir, reiškia, šienauti ir gera trąša. Kompostas gali. Toliau, palikti be priežiūros elektros įrenginiai. Čia bandė žmogelis pasidžiavinti baltuosius, reiškia. Nu, išsidžiavino, tai stipriai, reiškia. Nors ir aparatas Siemensas, viskas konvekcinis, atrodo, turi termorėlę, bet įvyko taip, kad batelį jo peržiūrė. Tiesiog, jeigu jau nori ir jeigu yra būtinybė, sakysim, džiavinti rūbus, elektrinių prietaisų, tai toks patarimas naudoti tarpalinių radiatorių. Tarpalinių dabar galybė visokiausių rūšių. Ten yra šildomas tepalas, turi uždarą tą savo termorėlę, jisai pakaitina tiek, kiek reikia, atsijungia. Kada reikia, tai tokio uždaro tipo galima naudoti. Ir, na, aišku, šildymui to pačiu ir rūbą galima pasidžiavinti. Paliktas be priežiūros maistas. Čia užsidegė riebalai. Laiku buvo pastebėta, tai sudegė tik tas vadinamas kepeliušas ir truputėlį nudegė gofrų žarnas. Šiaip, jeigu, sakysim, be filtro yra naudojamas gartraukis, tai kanalai tie apsineša riebalais ir šiaip užsidegus riebalams tas kanalas jau tampa savotiškų dūmtraukių, o kuo žinoma, kuo aukštesnis dūmtraukis, tuo geresnė trauka. Tai va, jeigu namas, sakysim, nu čia aišku sodose gal nebūtų, jeigu per bendrą kaminą kokią 5 metrų dūmtraukio, tai faktiškai trauką turėsi kaip krosnį. Tai jums riebalai ten eis, žodžiu, netūš, kaip degs. Patarimas paprastas, tai aišku, gartraukį valyti, maistą nepalikinėti, nes riebalai, kai užsidega, tai yra labai pavojinga, negalima gesinti vandenį. Uždengia dangčių, jeigu keptuvė dega, riebalas susidėgia arba nedegių audeklų. Jokių būdų negalima kaip vandens, nes tada vyksta sprogimas. Vanduo garuoja, gaunasi reakcija. Gynis pliūpsnis didžiausias. Neturiu tik tai šios medžiagos, gal parodyčiau. Savaiminis užsidegimas. Pradedant žolę būna, sugrebė žolę, palieka šlapę žolę krūvoje, jinai pradeda, reiškia, kaist. Iki eterinių skalbiniuose naudojamų aliejų visokiausių. Buvo du gaisrai pernai, kai skalbykloje užsidegė skalbimo mašina, džiovinimo mašina. Reiškia, taip skalbiant skalbikliais, sintetiniais skalbikliais, su kvapais ypatingai, kurie gerai užkvepinti, skalbti aukštesnė nei 40 laipsnių temperatūrą, jis reklamuoja 20 laipsnių, tai maždaug mes turėsim wow rezultatą, kaip sakant, bet tada, jeigu jau iš to wow, tada reikia išimti skalbinius į skalbyklės ir padžiauti skleistus. Tai būtent va taip, kai buvo skalbti rūbai žemoj temperatūrai, būtent įvyko tų eterinių aliejų, tų kvapų reakcijų, užsidegė. O aukštesniai temperatūrai jie paprasčiausiai išgaruoja, sakysim, ir jie tampa nepavojingi.
tarp kitko, aš to dalykų irgi domiausi, Anglijoje tai irgi problema ir iš tikrųjų, jeigu kas gerai anglų moka, panašyti internete apie savaiminį nusidegimą, tiesiog mirga pas juos tenais su pranešimais, su gaisrininkų, kaip reiškia, jų skalbyklos ir namai, reiškia, būtuose, užsidega būtent nuo šito. Tai va tiek apie pagrindinės priežastis, tai reiškia dabar toks priemonė, sakysim, kad išsaugot gyvybę, nes iš tikrųjų būna visokių situacijų ir aš jums parodysiu eglutės tokį trumpą gaisrą, kur įvertinsit, kaip galima į tai sureaguoti. Reiškia, tai yra toks dūmų detektorius, autonominis vadinamas signalizatorius, veikia nuo kronos, senukose, Ermitaže, ten dar kažkur, kur specializuota įranga prekiauja, sakysim, 25-30 litų kainuoja jisai, veikia nuo kronos, metai, reiškia, ta krona tarnauja, gali ir ilgiau, jeigu kokybiška, kad jisai apie save praneša pats, kai krona jau, reiškia, nusėsta, pradeda skleist mažą tokį trumpą signaliuką, duoda tokį, švelniai tai pipsėt, jau jis, reiškia, kas 5 minutės pipteli, reiškia, jau maždaug duok man naują elementą. Veikia nuo dūmų, laidų nereikia nieko, va kaip jisai yra, pridėjai tą tabletę, priklijavai, prisukai, yra pamatas, galima su to vadinamu dvipusė lipne juosta, galima prisukti kaip nori. Tai va, jisai kabinamas yra koridoriuose, kambariuose, prieškambariuose, jeigu yra virtuvė nepatekama. Kabinai pasvils truputėlį ir turėsite daug triukšmų. Anksčiau buvo dabar 820 decibelų, nes buvo kažkada 110, tai žmonės, kurie sėdinesni truputėlį jautresni, tai į ligonį reikdavo vežti. Tai taip. Tai toliau, problemos. Pereinam prie šitą problemos. Gal kas atpažįsta įvažiavimus. Mes čia kovo mėnesį truputėlį važinėjomės po sodų bendrijos. Nėra, reiškia, važiuojant į gaisrus susidurima su tokiom problemom, kad nėra schemų įvažiavimo sodų bendrijų. Pirma nuotrauka, kairėje viršui. 3 važiavimai, aišku, vienu keliu patenkama kraštiniu dešiniuoju į sodų bendriją, jokios schemos nėra. Namas dega, žmonės gelbėt reikia. Žodžiu, gaunam po to velnių. Kodėl jūs važiuojat pusvalandį? Kai realiai prie sodo jau bendrijos privažiavo, sakysim, per 10 minučių. Ir schemos turėtų būti informatyvi. Nu, aš po to paaiškinsiu. Toliau taip pat žiemą yra problema, vandens telkinys, sakysim, yra schema, viskas tvarkoj, parodytas vandens telkinys, reikia gesinti gaisrą. Privažiuoja, telkinys yra užšalęs. Paprastas prašymas, reiškia, toksai žiemą, jeigu yra sniego, nukasti, reiškia, tą sniegą iki telkinio, padaryti eketę ir įmesti ten tą vadinamą kitką, tokią šieno kažkokią, tai paimti. Prašiausia užšalus, lengva ją ištraukia ir vanduo lieka atviras, kelios sekundės ir viskas, lengva paimti vandenį. Tai čia toks yra paprasčiausias sprendimas. Vėl taip pat, jeigu yra hidrantai sodų bendrijos, apačioje kairė nuotrauka, reiškia, visiškai būna arba užšalę, dangčiai tiesiog, arba būna, nežinau kaip jie pasidaro, tas būna nuotraukas, tos schemas, bet parašo, kad yra hidrantai, o realiai jų nėra. Tai va irgi toksai. Turėtų būti schemos informatyvios, va kaip čia. Specialiai uždengiau pavadinimus. Bet, reiškia, yra toks dalykas, kad pravažiavimas yra pavaizduotas schemai, kuris realiai yra užblokuotas ir būtent trečia apatinė nuotrauka. Čia žmogelis taip gražiai prasiplatino, 2 žmogeliai prasiplatino, reiškia, savo valdas per visą kelią. Taip pat antroji nuotraukai parodyti įvažiavimo keliai. Čia tarp kitko, kur buvo ta pati grįžtant atgal. O šitoje vietoje būtent čia sodų ta pati bendryja.
Čia kažkur per vidury soduose yra ta pati schema, kuri jinai yra klaidinanti. Tų kelių nėra, reiškia, bet parodyti, kad jie būk tai yra. Taip, toliau kliūtis, šakos. Čia jau išvykimas į gaisrą buvo, iš mašinos filmuota. Pravažiavimo plotis minimalus yra 3,5 metro, aukštis 4,5 gaisriniai mašinai. Reglamentuose rašo 2,5 metro yra, reiškia, pravažiavimas. Sakysim, jeigu yra kažkokios senos, seni sodai kažkokie, tai 2,5 minimaliausia. Bet mašina pro tokius tikrai nepravažiuos, nebent, reiškia, jeigu reikės kažką gesinti, tai ties magistralinė linija. Šiaip yra minimalus 3,5. Tai šiuo atveju kliūtis, aišku, gadinama įranga, plafonai nudaužami ir žodžiu, prilenda būna, reiškia, į vietas tokias, kur po to negali nei atidaryti, ten, sakysim, kažkokio įrenginio viršui, prietaisą paim, kuris reikalingas, jeigu reikalinga panaudoti nuo stogo kažkokį, visą kitą. Toliau, pravažiavime įrengti vartai užtvarai. Čia be spynos viskas, bet automatiniai vartai pastatyti, važiuoja žmonės, kaip dabar įvažiuoti. Svarbu, kad, reiškia, būtų galima kažkokiu būdu, aišku, ten saugotis galbūt ir reikia, bet turėtų būti, kad technika visgi galėtų pravažiuoti, jeigu kažkas įvyko. Visgi, jeigu kaimynai kviečia, kad kilo gaisras ir žino, kad jų vartai yra rakinami, tai būtų gerai, kad jie būtų jau atidaryti. Nes po to būna atvažiuoja į vietą, kvietėt, matosi, kad ten jau, reiškia, naktį, pavyzdžiui, kažkas dega, bandai šaukti, kviestis, reiškia, atbėga, tai mes kvietėm, tai o kai mes privažiuosim? Tiesiog išmečia ir po to eina, žodžiu, savais keliais. Vėl į gaisrą vyksta, posūkį medis. Negali mašinai važiuoti iki gaisravietės, dar beveik, reiškia, 0,5 kilometro su virš. Vienintelis įvažiavimas. Žmonės pasidaro, būna, reiškia, iš kitos pusės, čia nesimato tvorą tokia, reiškia, jau tiek išsinešęs tvorą, reiškia, kad jau jam tai 2 metrai maždaug, jis jau nebegali, bet 2 metrų žemės gyvena. Prie pat, reiškia, kelio. Negali įsisukti, reiškia, gaisrinę mašiną. Tai apačioje nesuprantami dalykai. Kelias buvo, asfaltas, toliau vėl asfaltas, kuolas įvarytas. Nežinau, komentuoti kažkaip sudėtingai. Toliau gatvių pavadinimai ir labai klaidina sena namų numeracija. Taip pat sena numeracija schemose. Sakysim, yra suteiktos gatvės, viskas parašo irgi ant tos schemos, sakysim, kokia ten, Aškinių kokia gatvė, nesodų ten kokia tai. Ir po to, o namo numeris ten koks nors 15, o sklypas išeina po 100 ten kažkoks. Visiškai. Svarbu, kad būtų atnaujintos tos schemos, kažkiek, kad būtų tikslu. Toliau gaisriniai saugos reikalavimai labai mizerni, 4 tik tai punktai. Apatinis dėl laužų kūrenimo nerčiau kaip 300 metrų nuo statinių pagal Vilniaus miesto švaros ir tvarkos taisyklės, nes taip pat laužus draudžiama. Tai čia bendras iš taisyklių yra toksai punktas. Taip, reiškia, turėtų būti numatyti sodo bendrijai atliekų laikymo vietos ir reguliariai jos išvežamos. O reiškia, šašlykinės visgi, jeigu taip jau mėgsta pakūrenti, tai nerčiau kaip 6 metrai nuo pastatų. Nuo pastatų statinių, reiškia, sandėliukų tokių. Labai paprastas dalykas, vėjas pasikeitė kryptis, viskas. Jeigu lauko židinys? Lauko židinys, ne, nebūtinai. Taip. Tie patys reikalavimai ar jau? Ne, lauko židinys stacionarus, ne. Čia eina kalba apie kilnojamus. Bet vėl lauko židinio reikia įvertinti dūmtraukį tada. Dūmtraukis turėtų būti visgi aukštesnis už pastatą stogą prie vietų. Jeigu jis yra arti.
nuo kaimyno, tai tiek, kiek jūsų ribos yra. Jis nėra kaip pastatas statinys, jis yra kaip laikinas, sakysim, toks elia. Šiaip taisyklės nereglamentuoja šitą dalyką. Bet jame kūrenti šiukšlės negalima, kad dūmai rūptų kaimynam. Tai bendras taisyklės veikia. Tai aš tą paminėjau. Dar kalbėsim tą temą apie šiukšlės, nes mūsų laukia dar vienas. Ir aišku, dar, atsiprašau, pratęsiu, reiškia, kad problema yra su akligatviais. Važiuojam į gaisrą, schemai pažymėta, kad yra pravažiavimas, tas pats su to kuolu, atvažiavom, o kaip apsisukt, reiškia, pagal reikalavimus turi būti 12 apsisukimo aikštelė. Tai va toksai. Anksčiau, kiek teko matyti, dar sakau, kaip pradėjau dirbti, teko matyti sodus suprojektuotus tos visus, reiškia, kelius. Visi sodai turėjo žiedinius išvažiavimus normaliai, kiaurus pravažiavimus, ir visi sodai su akligatviais turėjo apsisukimus, prie Ruskio buvo taip daroma visgi. Ir kad kažkas tai čia, kažkas padarė, kad to nebuvo, čia yra skaitoma koronų kabinimas. Nes iš tikrųjų, čia, kaip sakau, buvo, taip, buvo. Ir kad nebuvo, tai čia yra, sakau. Tai va tiek. Jeigu klausimai kažkokie tai kils, yra mano elektroninis paštas, va čia parašykit. Prašykit, atsakysim. Aš vieną klausimą dėl priešgaisriniai hidrantai. Bet dabar vyksta statybos sodose. Ir ateina sodininkai, sako, manęs reikalauja, kad būtų hidrantas bendrijų. Bendrijose hidranto nėra. Koks yra atstumas reikalau, pagal taisyklės, tas hidrantas turėtų, kokį spindulį jis aptarnauja. Ne, šiaip, matot, yra pirmoje vietoje tas planas vadinamas, pagal planą, kiek jis turi būti išdėstytas, sakysim. Šiaip magistralinė, jeigu linija tiesia, sakysim, nuo 200 metrų kažkur, tai jinai pasiekia, reiškia, galutinį tašką. Dabar vėl reikia žiūrėti, matot, projektas, pats išdėstymas, sklypo ir visą kitą. Jeigu yra tas klausimas aktualus, sakysim, jums atsiųskit geriausią nuskanuotą kažkokią schemutę, kaip tas, reiškia, išdėstymas yra pačios teritorijos. Atsakymą prašysiu. Bet, pavyzdžiui, Bajorų sodose, tai iki mokslininko, kad iki parduotuvė yra, ten yra hidrantas, a jis, reiškia, pasipildymui. Neužtenka jo Bajorų sodos aptarnauti? Nežinau, matot, turi sąlygos yra tam. Čia jau yra projektuotojai tą dalyką daro. Paprasčiausiai mūsų reikalas, jeigu yra, pavyzdžiui, numatyta įrengti hidrantus, sakysim, tiksliau, įrengti hidrantai, kad jie būtų prižiūrimi. Viską. Kad jie būtų prižiūrimi, kad atvažiuojam, kad jais būtų galima pasinaudoti. Viskas, mūsų tokie dalykai, reiškia, į tą kreipiam dėmesį pagrindinį. O įrengimas yra projektinė sąlyga. Nes aš jau neatsakysiu tiesiogiai dabar, kokio atstumo tas hidrantas turi būti ir visą kitą. Čia reikia versti literatūrą, yra išorinių, reiškia, vandens tinklai, visą kitą, vandens tiekimas. Pas mus sodose yra, reiškia, vedami per gatvę vamzdžiai, yra šulinukės. Tose šulinukėse reikėtų daryti taip pat, reiškia, išvadą, hidrantai paimti ir viską. Taip aš dabar pasirašinėjau projektus toje statybos. Čia statybininkai, čia tikrai gaisrinės darbuotojai nekasa šulinių ir nestato hidrantų. Čia truputėlį yra kitas dalykas. Čia geras dalykas, geras patarimas, kas tai galima Sakykit, va dėl tų medžių, reiškia. Tai gamtosaugininkai neleidžia tų medžių nupjauti senų, griūvančių, o
avarijos atveju neprivažiuoja, tai kaip dabar išspręsta klausimą? Nu, jeigu medžiai problema, aš nemanau, jeigu jie ten kažką trukdo, kad gamtosaugininkai neleis. Reikia kreiptis. A tikrai kreipėtės? Man tai leido nupjauti pas mane kiemą. Tikrai. Žinau, kad nuo 20 centimetrų reikia prašymą rašyti. Pas mane buvo 40 centimetrų medis, tikrai leido. Nežinau, negaliu pasakyti. Bet man, taip, aš nuėjau, man išdavė raštą. Gavau. Aš galiu labai įsiterpti. Vienas iš to, kad mano tikslas, dėl ko mes jūs sukvietėm, kad paskui gerdami kavą, kai viskas pasibaigs, ar ne, ir arbatą, jūs tarpusavį sodininkai pasidalinsit savo problemas. Gal vienas vieną išsprendė, gal kitas kitą. Gerai? Ir truputį dabar dar vienas profesionalas kalbės. O gal mobilų įvedės? Tuoj parodysiu 101 tokį. Bendrai apie eglę pasakiau. Maždaug trumpai pakomentuosiu dėl degimo su laiku. Matot šitą gal kas nors? Reiškia, švedai per kiek įsirutulioja gaisras, visą kitą, padėjo žvakę, temperatūra 18 laipsnių, kambarys standartinis, viskas. Kadangi tai vyks 5 minutės, aš jums tiesiog nuo vidurio, tai yra su realiu laiku. Tai bandysiu aš jums parodyti. Suveikia dūmų detektorius, dūmai kaupiasi, matot, paviršiai. Ir aišku, evakuotis geriausiai, jeigu dūmai, aišku, kyla į viršų 4. Viską matote pačiai, puikiausiai. Išgelbėjo. Temperatūra kyla, atrodo, nestipriai, ne, čia dar galima užvėsinti, reiškia, su kibiru. Bet tai 2 minutės pastebėkite, dabar 3 minutės, o ne po minutės. 30 laipsnių, bet jau sudėtinga būtų. Ir atrodo, kažkaip viskas taip lyg ir kontroliuojama, ne? 3 minutės praėjo kiek aš 40 sekundžių prasme, 100 laipsnių. Faktiškai dabar, jeigu dar minutę palauksit, pamatysit, kas pasikeis per tą minutę. Ir temperatūra kaip keičiasi. Kas 10 sekundžių po 100 laipsnių. Ar dar išėjom kažkur su mobiliaku pašnekėję, dar kažką. Kaip reiškia įvykiai. Klostosi. Ir dabar matot, ugnis varo per langą, ne? Tai jeigu jau šitas jau matoma, tai jau patalpoje yra 600-700 laipsnių temperatūra. Jau dega, reiškia, patys dūmai jau, kaip sakant, tos dalelės, kurios įsiskiria, jos jau dega pačios. Tai čia taip trumpai, kad bendrai supratimą, kaip greitai, reiškia, ta ugnis išplinta. Ir dabar amerikonų filmukas labai trumpas. Trumpai kalėdinė eglutė, trumpas jungimas girliandos po kalėdinę eglutę, imitavimas. Irgi realių laikų. Sekundėm. 4 sekundės, 5 sekundės. Realiai, jeigu jūs jau pamatė trumpą jungimą po eglutėm, reikia jau bėgti. Jūs jau nespėsit užgesinti nieko. Paprasčiausias patarimas, čia yra tikrai eglutė, ne plastikinė. Reiškia, paprastas patarimas tiesiog, kad naudoti ledų lemputės ir visi adapteriai, tie visi, reiškia, maitinimo blokai būtų kuo toliau, reiškia. Naudoti, aišku, jau ten tų senų kaitrių ir stengtis naudoti visą kitą. Mažo galingumo, tas ledinės geriausias. 40 sekundžių, dar baisiau nebus nuo žvakės.
Tai va. Viską, ką norėjau parodyti, ką norėjau pasakyti. Ačiū uždėmesį, jeigu turi klausimų, klauskite. Jūsų kontaktai. Mobilus galima? Ne. Ne? Mobilus mano ir tikrai per N kartų išplaukia tai, kad būna skambina ir padaro. Gerai. Tiesiog rašykite elektroniniu paštu ir yra bendras elektroninis paštas. Ne, čia departamentas. vpgv.lt. Dar vienas pranešėjas, pareigūnas, tai yra Miroslavas Požusinski, Vilniaus apskrities policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkas. Labą vakarą, aš įstatytas jau trumpai apžvelgsiu problemas, su kuriais susiduria jūsų bendrijų gyventojai, apie kurias be abejo mes gaunam pranešimus. Dažniausiai čia būna pavasarį, kada prasideda, kaip minėjo kolega, atliekų deginimas. Tai čia yra visokiausių atliekų, sausų žolės, daržininkystės, sodininkystės atliekų. Kartais tenka irgi susidurti, išklausyti pačius savininkus vaikų, kartais būna taip, kad tam tikros informacijos tokia prasme, sako, kad nežino, kad negalima tai daryti. Kartais, kad valdyboje buvo nutarta pačioj, kad yra numatytos tam tikros dienos, kada galima deginti. Šiaip yra bendra tokia nuostata. Irgi tos visus dalykus reglamentuoja aplinkos ministro įsakymai. Šiaip yra pasakyta, kad miestuose atliekas draudžiama yra deginti. Be abejo, už tai yra numatytos baudos. Kitas dalykas, šiaip irgi jūs turėtumėt užtikrinti, kad organizuojamos yra tam tikros talpos, kad visos surinktos atliekos būtų priduotos į tam tikros aikštelės. Šiaip irgi informacija yra internete prieinama, kas liečia žaliųjų atliekų, jas priima, daleiskim, Diastra Plus UAB, Titnago gatvėje arba UAB Jutnevičiaus kompostas, Lietkalnio gatvėje 72. Kartais irgi problema yra būtent dėl to, kad arba šiaip jūs kaip bendrija nesat, kaip bendrijos pirmininkai nesat sudarę sutarčių su atliekų vežėjais arba tiesiog žmonės, kurie nuolat gyvena, neturi šitų sutarčių. Ir šiaip patikrinimo metu pasitaiko irgi tokiu atveju, kad aplamai neturi pateisinamų dokumentų, kur tos atliekos keliauja. Aišku, be abejo, irgi yra aibė skundų visokių, kad užterštos aplinkinės teritorijos, jūsų teritorijos, už teritorijos ribų krūva yra atliekų. Tenka irgi pastebėti, važiuoja pareigūnai, tikrina, aplamai, nėra konteinerių, nėra įrengtų tų vietų konteinerių pastatymą ir panašiai ir panašiai. Dažniausiai visos atliekos, keliauja į pečių. To daryti, kaip minėjau, yra draudžiama, jau apie tai irgi kolega jau irgi yra minėjęs. Sako, tvarkymo ir švaros taisyklės, bauda yra numatyta už taisyklių reikalavimų nevykdymą iki 2000 litų. Tai vis dėlto, šiaip siūlyčiau irgi su bendrijos nariais aptart šitus visus klausimus, šitus visus reikalus, yra įmonių, kurios, veža atliekas, tinkamai šalina. O kad žmogus gautų baudą, jį turi, nusikaltimo vietoj pagauti, ar po kažkiek laiko? Pažeidimo vietoj.
tuo metu turi... Ta prasme, jeigu yra jūsų filmuota medžiaga, jeigu yra nuotrauka, jeigu jūs žmogų apibūdinat, kuris, ta prasme, teršia aplinką, tai nebūtinai jisai turi, ta prasme, jeigu pasako duomenis, yra įrodymai, ta prasme, žmogus gali būti nubaustas ir vėliau, nebūtinai, ta prasme, pažeidimai. Arba nebent, jeigu tas žmogus sulaikė patrulį, tai be abejo, jisai bet kokiu atveju bus nubaustas. Kas liečia kitas dalykas, irgi gaunam pranešimų, kad, ta prasme, kad vyksta statybos ir, ta prasme, šiaip įmonės nesilaiko tam tikrų reikalavimų. Pagrindinis reikalavimas yra, ta prasme, kad statybvietė būtų aptverta, kad visos statybinės medžiagos būtų sudėtos tvarkingai ir, ta prasme, kad jos netrukdytų kitiems ir kad nebūtų pažeisti kitų žmonių, ta prasme, interesai. Už tokius pažeidimus irgi, ta prasme, bauda yra numatyta iki 2000 litrų. Kaimynai stato namus daleiskim ir, ta prasme, yra atvira teritorija, bent kas gali patekti, ta prasme, yra tenai katulanų kažkokių tai prikasta ir panašiai. Šiaip, ta prasme, statintys žmonės privalo laikytis tam tikro reglamento ir, ta prasme, ir tam tikrų taisyklių. Prašau? Su juosta galima pažymėti? Šiaip turi būti saugi tvora. Šitos irgi problema dėl ko gaunam dažniausiai, ta prasme, nusiskundimų yra, ta prasme, mūsų mylimi gyvūnai. Kas liečia gyvūnų, tai irgi yra bendra nuostata, kad gyvūno savininkas privalo užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės, nedarytų žalos asmenų sveikatai, gyvybei, nuosavybei, aplinkai, nepažeistų kitų asmenų interesų, teisių ir nesužeistų kitų gyvūnų. Ir nebūtų skriaudžiami. O jeigu loja dieną naktį? Labai uždaryti rūsį. Jeigu priešais žmogus gyvena, negali telefonu susikalbėti. Ta prasme, Ką tuo metu daryti? Bent kokiu atveju, ta prasme, už tai irgi galima taikyti administracinę atsakomybę, nes kaip minėjau, ta prasme, laikomas gyvūnas neturėtų šiaip pažeisti kitų žmonių interesų. Kas tu tam katinu padaryti? O tas lojimas šiaip irgi skirtingų kaimynų pasitaiko. Vienas būna, kad erzina ir kviečia policiją, kadangi jam nepatinka, kad gyvūnas yra laikomas, ta prasme, dėl visokių priežasčių. Tai čia, ta prasme, bent kokiu atveju turi būti atliktas patikrinimas, tyrimas ir jau tada konstatuotinas tam tikras faktas. Dar, ta prasme, ką tenka pastebėti, šiaip kas liečia neeksploatuojamų transporto priemonių. Nėra paslaptis ir visi mes matom, kad, ta prasme, kad automobilių kiekis kiekvienais metais Vilniaus mieste daugėja, atsiranda daug visokių neeksploatuojamų transporto priemonių. Savininkai su jais nenori atsisveikinti, viena iš alternatyvų yra išgabenimas arba į garažą, arba jeigu tokio nėra, šiaip irgi yra išeitis į sodą. Tai jeigu žmogus laiko savo sklype, tai valio, jeigu automobilis yra paliekamas bendro naudojimo vietoje, ta prasme, to daryti negalima, už tai irgi yra numatytas. Be abejo, dėl tokių dalykų irgi mūsų skyrius gauna visokių pranešimų. Servisai, trumpai šnekant, transporto priemonių priežiūrą ir remontą ale vykdančios įmonės, nelegalios, kurios atsiranda sodose, ta prasme, jokia apskaita atliekų nėra vedama ir kažin, ta prasme, kur tos atliekos po to dedamos. Arba į bendrus konteinerius, arba, ta prasme, į
svetimas teritorijas. O ką tokiais atvejais daryti? Mes turim šitą problemą. Tai tiesiog rašot mums pranešimą, kad tokioj ir tokioj teritorijoje yra, ta prasme, įsikūręs savas servisas ir, ta prasme, prašot. Policijai rašyti. Taip. Jeigu mes matysim, kad čia nelabai yra mūsų kompetencija, mes šitą pranešimą persiusim, ta prasme, Aplinkos apsaugos ministerijos organui. Ir tas pats dėl deginimo atliekų. Šiai policija reikėtų kreiptis, nes mes kreipėmės porą kartų savivaldybę, bet mums tokius rezultatų nėra. Mes turime dėlyną, kuris kiekvienais metais degina visas plastmasinius vazonus. Parašykit mums pranešimą, mes nuvažiuosim patikrinsim. Informacijos. O kokios nuobaudos dėl tų servisų? Dėl servisų yra skirtingos nuobaudos, kadangi yra didžiulis spektras, pažeidimų, gali būti tūkstantinės nuobaudos. Gali būti nuo 10 metų iki. Reikia gerai įrodyti, kad jisai Tai pas mus mes. Tai čia, ta prasme, čia būtų mūsų problema įrodinėti, užtenka, kad bendrijos teritorijai, bet šalia ir bendrijos tiesiog konteinerius visą laiką atkeliavo tokios krūvos tepalų šitų. Tai paprastas faktas, parašot pranešimą, tai prasme, nuvažiuojama yra į tą servisą, į tos dirbtuvės ir tai prasme, tam tikras žurnalas yra tikrinamas, jeigu nėra įrašyta, kur tai prasme, kur tos atliekos yra šalinamos. Turės, bet būtų toks vienas klausimas, mūsų teritorijoje priklauso Žaliųjų ežerų pakrančiai, ūkininkas ten arė ir veža srutas iš savo tvarto ir pila ant tos, reiškia, jis sako, aš tręšiu. Kas liečia srutų, čia geriau būtų, ta prasme, konsultuoti su Aplinkos apsaugos agentūra. Skambina, aš ten per visas instancijas, jeigu susiraskit, prašau, ir įsiaiškikit. Tai tuo momentu fiksuoti turbūt reikia šitą žmogų ir atiduoti. Aš galiu papildyti. Pakrančių ir vandens juostų apsaugos zonos yra, jeigu neklystu, nuo 25 metrų iki 200. Viskas skaičiuojama pagal nuolydį į krantą laipsnį. Ir arčiau negu yra ta juosta, negalima vykdyti jokių darbų, jokios veiklos, netgi žemės ūkio. Tai va, reikia tik tai sužinoti Aplinkos ministeriją arba Aplinkos agentūrą, yra Vilniaus Aplinkos agentūra. Joje sužinoti, taip, ten pasako. Labai arti per toliau, ten nekirpsi. Bet miesto teritorijai. Bet prie kaimyno visai. Supratau. Prie sodo dėmdėlės. Tai, suprantat, aplinkos teršimas taip ar taip, kaip sakė kolega, yra. Bet jeigu dar būtų neteisėtas veiklos, ūkinės veiklos vykdymas, o neteisėtas, kadangi yra pakrančio apsaugos juosta, ten jau baudos visai kitos. Jeigu neklystų pirmą kartą nuo 800 iki 1500, antrą kartą nuo 1,5 iki 3. Tai jau čia tokias baudos didelės. Jūs viską įstum neoficialiai ir ten iš vis savivaldybės rekreacinės. Tai jau užfiksuokite kreiptis, bet čia, kaip ir sakė, Aplinkos agentūra. Tai sakyti nerazumė. Tai ar turit dar klausimų ekologijos skyriaus profesionalo, kiek aš atsimenu, 12 metų jau dirba tam skyriui? Dar norėčiau, ta prasme, pasakyti mūsų adresą. Adresas yra Verkių gatvė 3. Telefono numeris kontaktinis 219 8992. 219 8992. Sakykit gal šuniukų, kakučių, jeigu nėra tokių specialių, nu aišku, kad nėra visokių specialių, nei konteinerių, nei nieko, ten tačiau žinom daugumą, kad nieks nerengia. Tai realiai, jeigu ten 2 kilogramų šunelis, pavyzdžiui, laksto ir kažką palieka, kaimynai gali spustis, realu, nuobaudą gauti. Realu. Realu, šiandien yra kaimynai. Jeigu jūs susitarėt, jeigu visiems kaimynam yra gerai per tuos blynus vaikščioti, jeigu jų net nesimato, o ką daryti, kai mišką veda kažkiek blynai tiesiog įsisirams? Kaip čia pasakyti, miškas yra miškas ir nieko teršti negalima, bet jeigu mes imsim bausti visus žmonės, kurie bet kokias taisyklės pažeidė, tai 3,5 milijono Lietuvoje bus per metus nubausti.
Tai čia yra žmonių pasirinkimas. Bet pavyzdžiui, jūs esate 5 kaimynai ir 5 kaimynai šiandien susitarėt patriukšmaut, ale vakarėlį kažkokį pasidaryt. Jeigu jums 5 gerai ir tik 5 kaimynai esate, triukšmaukit kiek norit. Bet jeigu yra dar 5 kaimynai, kuriems tai blogai, va tada ir kyla problema. Tai čia lygiai tas pats. Susitarsit su kaimynais, viskas ok. Nesusitarsit, tada laikykitės įstatymų jau griežtai. Bet va čia būdavo tema dėl keturračių. Važinėja miško keliukais ir... Čia yra miško pakloto gadinimas, čia yra aplinkos apsaugos agentūra. Čia yra labai į temą, nes mūsų komisariatas kartu su Verkių ir Pavilnių regioninio parko direkcija buvom susitikime, mes nutarėm imtis kai kurių priemonių, kurių ir dabar nepasakysiu, nes tai yra mūsų paslaptis, kitaip jūs galbūt išduosit, gal ir ne. Ne, mes kaip taip norim su jais susidoroti, nes kas nori, bet ten važinėja vaikai. Mes padėsim jums susidoroti, bet įstatymų nustatyta tvarka. Bet jeigu jūs užfiksuosit ir nufotografuosit, mums bus lengviau surasti. Kai jie tiek pralėkė, kad net nespėjai pamatyti. Tai grioviai iš bet jiems keliukais važinėja. Dar galima klausimą. O sakykit, vat pavasarį su tom serbentų krūmai sodininkai, vat nori, reiškia, išdžiūvusius, iššalusius sukūrenti. Tai čia ką dabar daryti? Galima kaip šašlykinę sudėti. Galima atsakysiu. Bet aš atsiprašau, čia yra nonsensas. Šakelę sudeginti negalima, o smirdantį šašlyką galima kepti. Jeigu sodų bendryje... Jeigu negalima, tai nieko negalima. Galiu atsakyti. Jeigu sodų bendryjas turi šiukšlių išvežimo sutartį su vežėjais, jūs sukraunat visas savo šakas į krūvą, taip, kad prieinama vieta būtų išvežti. Vežėjai išveš jums už ačiū. Neveža. Kai sudarėt sutartį, reikėjo išsiderėti. Man išveža. Aš labai atsiprašau. Visą šitą aš norėsiu, kad už 3 minučių prie kavos, o mes tai užkaisim, jau pasikalbėsim savo padėčiai. Dar paskutinę apibendrinant noriu pasakyti, vat iškart dar kol kas nepristačiau. Jūs turbūt pažįstat prevencijos poskyrio viršininką Juozą Učkuronį, kuris yra atsakingas už visą prevenciją. Ne tik jūsų soduose, bet ir pirmam PK. O būtent dėl saugios kaiminystės labai norėčiau, kad skambintumėt iš karto ir jeigu jums reikės, kad pas jūs ypač ten, kur grupių nėra, kad atvažiuotų policijos pareigūnas, tarkim, tyrėjas, apylinkės inspektorius ir papasakotų tą patį, ką va čia šiandien visi pasakojom, arba dar išsamiau, nes šiandien mes pasakojom abstrakčiai, nežinodami, ko jums reikia. Iš tikrųjų, jūs mums nepasakėt, nors aš prašiau pasakyti, pasakysit per 2 savaitės, ar ne? Tai vad, jeigu reikės atvažiuoti jūsų sodų bendryje ir paraginti ir padėti sukurti saugios kaiminystės grupę, pamokyti, kaip išrinkti lyderius, į ką atkreipdėmėsi, tai pirmiausia, pasakysiu kreiptis. Antakalnis turėtų kreiptis į vyresnioji tyrėją Iloną Striškienę. Jinai gal pati pasakys dabar savo kontaktus. Tai pasakysiu Iloną Striškienę. 271 8134 ir 271 8134 ir mobilus telefonas 86 15 23 295. O Verkių seniūnijų soduose visus veikia ir visą prevencinę veiklą vykdo vyresnioji tyrėja Lina Milašienė. Daugelis turi jos kontaktus. Man suda beveik visi turi. Visi turi. Tai dabar, kada prašau, keičiamės arbatą ir kavą ir jūs bendraukit tarpusavį, sužinosit, ką vienas išsprendė kokią problemą, kokią kitą. Gal jūs jau pastatėt vaizdo kamerą? Jeigu taip, tai pasidalinkit su kitais, kiek tai kainuoja. Ir panašiai. O jūs pastebėjot tos žulikus, aš pavadinsiu? Pasakykite, tai